laikų. Tarp Kedžio rėmėjų ir kunigas. Čia atvažiuodamas, čia apmastydamas viską, tai sakyčiau, šiandien aš taip pat esu Kedžio rėmėjas, nes jis tai tikriausiai žuvo kaip auka, todėl kad jisai žinojo, kad jisai buvo neabejingas blogiui, kad jis kovojo su jautų teisingumas, kur teisėtvarka teisų teisingai, kur žmogus jaustų socialinę atsakomybę prieš kitą žmogų savo santykiuose, tuose ir buitiniuose. Nes atrodo, čia tik tai vienos mergaitės problema, bet manau, tai yra visos mūsų Lietuvos problema. Demokratinė teisinė valstybė yra nesaugus ir pavojingai nesaugus. Nėra apsaugoti mūsų valstybės, mūsų institucijų, kurie privalo ginti mūsų teises ir laisvės prigimtinės. Situacija labai sudėtinga ir visi puikiai žinote, sekate iš spaudos, iš televizijos šitą bylą. Klausimas labai sudėtingas ir subtiliai įvyniojamas į vatą. Tai yra klausimas, ar Lietuva kaip tokia gebės pasiekti teisiniu ir demokratiniu būdu. Ar liksime su savo praeitim, su savo nuodėminga praeitim. Vaiko garbės ir orumo klausimą. Tai yra visuomenės interesas, kuris privalo būti užtikrinamas prokuratūros adekvačiais veiksmais, reaguojant į šitą situaciją. Šiandien dienai šito nėra. Prokurorai ir valstybė yra garantavusi mums konstitucija, konvencija, tarptautinė teisė. Tai garantuoja teisinės, efektingas, veiksmingas gynybos priemonės, nešališką teismą. Tačiau šito gyvenime realiai nėra. Andriaus Ūso gynėjai vienoje televizijos laidoje, kurios prodiuseris ir žurnalistas, na jau neaišku, ar yra žurnalistas ar Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, nes niekad, sako, dažnai sėdi ir beveik neišlenda iš Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro Jancevičiaus kabineto. Ir aš pradėjau analizuoti, kas yra šitie komentatoriai. Ir žinot, visos gijos, visi jie kažkaip yra susiję su EBSV, tiksliau, visos gijos veda į tokį, kaip pasakyti, miestelį galbūt ar ne, Kauno Urmo bazę. Ir tada pradeda dėliotis, kodėl šita byla yra šitaip gesinama. Pradeda aiškėti, kodėl galimai kai kurios žiniasklaidos priemonės būtent advokatauja įtariamam pedofilui Andriui Ūsui ir kodėl prokuratūra, kuri turėtų tirti bylą, jinai jos netyria. Na pagalvokit patys, prokurorai sėdi iš EBSV nusipirktame pastate. Tie pinigai jie netiteko indėlininkams, jie vėlgi buvo išplauti. Taigi ratas labai aiškus, siūlai labai aiškus. Mes visi puikiai prisimename, kas dengė šitą EBSV. Dengė tuometinį LDDP. Juk Algirdas Brazauskas, tas AMB, tas mūsų buvęs prezidentas, juk su juo EBSV prezidentas Petrikas skrido pas popiežių. Ir pažiūrėkite, kas priešinasi šiuo metu šitam teisėsaugos išvalymui, šitam visam, reiškia, klanui, tam pedofilų klanui teisėsaugoje. Būtent priešinasi opozicijoje šiuo metu esanti socialdemokratų partija. Ir kodėl, jūs pagalvokite, kodėl, aš galvoju, nėra iki šiandien naujo generalinio prokuroro. Juk jau vasario mėnesį Algimantas Valantinas atsistatydino iš generalinio prokuroro posto, tačiau iki šiandien mes neturime naujo prokuroro, kuris galėtų atėjęs peržiūrėti Drąsiaus Kedžio dukrelės prievartavimo bylą, galėtų principingai atlikti ir padaryti valymą generalinėje prokuros. Bijo visuomenės požiūrio ir atsako, kas bus prie Panevėžio teismo. Nes kada prasidės byla, Panevėžį tikrai susirinks ne šitiek žmonių, susirinks tūkstančiai žmonių. Nes tik tai žmonių jie bijo. Patikėkite, jie galbūt gąsdina, daro
daro kažkokį tai spaudimą, kad kuo mažiau susirinktų ir ateitų čia prieštarauti prieš jų šitą okupacinę valdžią. Jūs turite rašyti, kas liečia prokuratūros, kas liečia teismus. Aš pats paragavau jau 3,5 metų Kauno apygardos teismo, aukščiausio teismo teisėjų pilna savivalė. Jiems įstatymai ir konstitucijos straipsniai negalioja. Pažeidžiamas teisinis pats procesas. Iš bylų iškerpiami telefoninės išklotinės iškerpamos. Medžiaga yra šalinama. Tai į skundus nereaguojama, advokato Venskaus skundus nereaguojama visiškai. Pilnas nesiskaičimas, aš kalbu pats tą, ką aš paragavau, suprantat? Ir vienas iš kelių šitą klausimą išspręs. Faktiškai jūs esat mokesčių mokėtojai, darbdaviai, kaip pragyventi. Ar galite turai pragyventi 650 litų? Aš klausiu jūsų, ar yra tokių galinčių? Bet viešai šitas pareiškima, suprantat? Tai ką mes galim padaryti, vienas iš kelių? Jungtis į judėjimus ir patiems šitą procesą pavadyti valdyti. Faktiškai tiek prokuratūra, tiek prokurorai, tiek teisėjai turi būti renkami pagal kriterijų, kvalifikacijos, kompetencijos, praktinių rezultatų. Teisėsauga ir tvarka prasideda nuo Seimo. Seimas yra nusikaltėlių organizacija. Ir jums konkretus pavyzdys. Visi Seimo nariai žino, kad Konstitucija yra 59 straipsnis, kuriame pasakyta, kad Seimo narys negali būti varžomas jokių mandatų, kitaip tariant, jokių įsipareigojimų. Tas pats straipsnis pakartotas Seimo statuto 1 straipsnėje, o po to ant Konstitucijos. Tai yra, jis turi prisiekti, kad nebus varžomas jokių mandatų, kitaip tariant, jokių įsipareigojimų jums, rinkėjams. Tai yra, jūs nevykdo jūsų valios. Tokį Seimą reikia paleisti. Ir prezidentės pareiga, kuo greičiau paleisti šitą nusikalstamą Seimą. Vėl bus pinigų iščiulpimas. Jie žino, kad, pavyzdžiui, šitų šilumai, elektrai gaminti rengimų gamybą duotų 100 000 darbo vietų Lietuvoje ir ne mūsų. Tai mūsų yra daug. Prisiminkim anai sovietiniais laikais, kai jau valdžia tokia buvo galinga, kai ateidavo į Vingio parką, kitur ateidavo mitingus tūkstančiai, dešimtys ir šimtai tūkstančių žmonių, valdžia išsigando. Nereikia, kad ateitų dešimtys tūkstančių žmonių, jeigu ateitų po kelis tūkstančius, jie irgi išsigando. Kad vaikų globos namuose auga žvėriukai, tai netiesa. Ten dažniausiai auga vaikai, kurie apsupti melo, apgaulės, smurto. Jie yra labiausia pažeidžiama mūsų visuomenės socialinė grupė žmonių, kuri negali savęs apginti nuo tų visų negatyvių reiškinių, nuo tų daugumos galimai nepadorių ir nesąžiningų žmonių, kurie jos supa. Yra ES valstybė narė. 1992 m. sausio 8 d. Lietuva prisijungė prie Jungtinių tautų konvencijos. Jungtinių tautų organizacijos generalinė asamblėja skelbė vaiko teisių deklaraciją, siekdama, kad vaikai turėtų laimingą vaikystę. Mes visi privalome žinoti ir nepamiršti, kad Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija garantuoja vaikams šias teises. Būkime nedėlingi mūsų vaikams ir vieni kitiems. Matykime savo gražią ateitį mūsų vaikuose ir kovokime už ją prieš tus, kurie ją nori griauti.